Labadiena, mėly klausytojai, pradedam tinklalaidžių seriją skirtą pacientų saugos mėnesiui. Na ir kaip jums jau yra žinoma, Kauno klinikos rugsėjį paskelbė pacientų saugos mėnesį ir stengsimės kiekvieną rugsėjo savaitę atkreipti dėmesį į pačias aktualiausias su pacientų sauga susijusias problemas. Taigi mano vardas yra Vilma Traškaitė Juškevičienė, aš esu Kauno klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė ir taip pat pacientų saugos entuziastė. Ir šiandien kalbėsime apie labai svarbią temą, apie medikamentų saugą, ne tik tai Kauno klinikose, bet ir apskritai. Ir mano pašnekovė yra Daiva Didvalė, Kauno klinikų anesteziologijos klinikos slaugos vadovė ir pacientų saugos entuziastė. Labas, Daiva. Sveiki, Vilma ir visi klausantys. Taigi pradėti norėčiau paklausant jūsų, kaip jūs esate susijusi su medikamentų sauga ir kodėl jums būtent yra labai svarbi šita tema. Su medikamentų sauga pirmiausia esu susijusi dėl to, kad esu slaugytoja. Ir slaugytoja dirbu 20 metų. Ir tikrai kiekvienas slaugytojas yra tas sveikatos priežiūros specialistas, kuris yra atsakingas už didžiąją vaisto administravimo dalį. Tai yra nuo gydytojo paskyrimo etapo iki vaisto suleidimo, sugirdimo ar kažkokia kita forma suskyrimo pacientui ir aišku to paciento stebėjimo po medikamento skyrimo. Tai yra kertinis asmuo. Kodėl man dar tai svarbu? Tai todėl, kad esu ir anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų draugijos pirmininkė ir mes kaip šios asociacijos atstovai dažnai ieškom įvairių temų, kaip savo srityje, būtent anesteziologijoje, kur labai daug medikamentų, labai daug vaistų grupių, kaip padaryti, kokius dar saugiklius įsinešti, kad tų klaidų būtų kuo mažiau, kad mes jų galėtumėm išvengti. Paminėjot tas klaidas, tai kas yra su medikamentai susijusios klaidos? Ar jos dažnai pasitaiko jūsų praktiko, kaip jūs matote šitą problemą? Na, tų, sakykime, tikrųjų atvejų užfiksuotų nepageidavimų įvykių mes turime savo padalinyje fiksavę ne taip ir daug, bet pagrindinis gal toks, sakykime, tai buvo vaistų rūšies supainiojimas. Vaistų tų klaidų gali būti įvairių ir praleista dozė, ir netinkama dozė, ir netinkama koncentracija, ir netinkamų laiku atskiestas medikamentas, ir netinkamai identifikuotas, gali būti per greitai suleistas arba per lėtai ir tuomet neįvyksta medikamento farmakologinis efektyvumas. Na ir žinoma, komunikacinės klaidos, kuomet gydytojas galbūt neteisingai ištransliavo ar ne visai tiksliai įrašė paskyrimuose vaisto pavadinimą ir dėl slaugytojo kažkokio neišsiklausimo, nepastikslinimo irgi gali įvykti klaidos. Kuo gali baigtis tokios klaidos? Ar jos turbūt gali būti ir gyvybei grėsmingos, ar ne, kaip jūs matot? Tai taip mes visi suprantame, kad ta žala, kuri gali įvykti pacientui ar arti žalos, kur mes turim tą sąvoką irgi, ar ne, arti žalos priklauso nuo vaisto farmakologinių savybių, nuo to, ką tas vaistas, kokį efektą duoda pacientui. Ir dar greta to labai norėčiau paminėti, kad klaidas gali įtakoti ir darbo aplinka, sakykime, dideli krūviai, ilga darbo pamaina, kodėl mes nedirbame daugiau nei 24 valandos, ar ne, tas yra draudžiama pagal darbo kodeksą ne šiaip sau, o dėl to, kad mažėja dėmesio koncentracija. Apskritai miegojus, slaugytojai miegojus mažiau nei 6 valandas nėra literatūros duomenimis, kad tikimybė suklysti didėja iki 3 kartų. Tai ir begalė prisideda visų kitų fizikinių aplinkos poveikių, sakykime, dabar buvo karštos labai dienos, ar ne, ir skundžiasi slaugytojas, sako, kaip karšta, ir tada, kai yra karšta, arba būtų šalta labai, ar kažkoks apšvietimas blogas, tai jau didėja tikimybė mums koncentruotis į medikamento skyrimo etapą ir dėl to gali atsitikti nepageidaujami atvejai. Aš, kadangi irgi esu tos pačios, galima sakyti, srities atstovė, irgi žinau, kad ypatingai anesteziologijoje vaistai ir jie yra labai stiprus ir jie gali netinkamų laikų suleisti, tikrai gali būti potencialiai gyvybei ir grėsmingi, tokie kaip relaksantai arba stiprus opioidai arba vazoaktyvios medžiagos, noradrenalinas ir panašiai. Tai dirbam tikrai labai rizikingoje aplinkoje ir turi būti maksimali turbūt dėmesio koncentracija. Ne tik tai slaugytojų, bet gydytojų ir visų kitų, kurie dalyvauja procese.
Tikrai taip ir dar kas yra labai svarbu, gydytojų paskyrus žodžius, sakykime, mūsų konkrečiai darbo aplinkoje, kur medikamentų paskirimai yra nerašytiniai, bet žodiniai, slaugytojas prieš atlikdamas veiksmą turi pareferuoti, ką jisai daro ir būtinai atlikęs. Suleidau fentanilio, sakykime, pusę ampulės ar 0,1 mg konkrečiai už kiekvieną atliktą veiksmą ir tada jau gydytojas iš karto žino, kas yra atlikta. Mes turime nepamiršti komunikuoti. Visiškai teisingai. Kadangi man nėra svetima pacientų saugos problema ir tie iššūkiai ir mes su medikamentų sauga susijusios visokios klaidos, anksčiau, kiek tekę man domėtis ir užsienio literatūrą ir bendrauti su kolegom užsienyje, aš labai daug kalbėdavau apie medikamentų klaidas ir tai buvo viena iš tokių pačių aukščiausiai stojančių problemų. Ir aš galvoju, kaip keista, pas mus tai taip nevyksta. Arba tos medikamentų klaidos pas mus nėra tokios dažnos mūsų gydymo įstaigose Lietuvoje ir panašiai. Tačiau dabar vis labiau pastebiu, kad medikamentų klaidų daugėja. Ir jų daugėja galbūt ne tiek, kiek darbo aplinkoje daugėja, bet daugėja tų registracijų kaip nepageidaujamų įvykių. Tai kaip taip yra, mes čia tampam mažiau atsargus, iš kur yra tas išaugimas su medikamentų skirimu susijusių klaidų? Aš kaip slaugytoja tai manau, kad skaičiai auga dėl to, kad žmonių didėja sąmoningumas ir suvokimas ir iš tų atvejų, kurie buvo užfiksuoti, išanalizuoti ir tai, kas pateikta ir visuomenėje, ir mūsų bendruomenėje medicinėje, tai matome nebaudimo kultūrą. Ir kada yra nebaudimo kultūra, tada ta baimė, aišku, jinai suklydus ir įvykus atveju, tai jinai turbūt yra sunkiai suvokiama tą, ką žmogus išgyvena, bet mes matome, kad nie to žmogaus iš darbo atleidžia, nie jiems skiria kažkokią tai drausminę nuobaudą, kada atvejis yra pilnai suvaldytas ir ta žala pacientui yra, sakykime, minimali. Kaip galvojate, ar galbūt žmonės tampa labiau įpranta registruoti tos įvykius, pranešti apie tos įvykius, ar kaip jum ar jūsų kolegom atrodo, ar jie jaučiasi saugesni apie tai papasakoja ir pranešia oficialiai? Vėlgi, labai sunku vertinti kito žmogaus jausmus, emocijas ir išgyvenimus, tiek, kiek, sakykime, yra tekę bendrauti su viena slaugytoja, tai jinai labai džiaugiasi, kiek galima džiaugtis tokioje situacijoje, kad jinai nebuvo linčiuojama. Tiesiog buvo jai pirmiausia siūloma psichologinė pagalba, tik tai vėlesniuose etapuose ėjo kažkokie tai analizės, nuoseklus, tokie pačią pirmą dieną tai žmogui yra teikiama pagalba. Be abejo, visiems įdomu tos aplinkybės, kaip kas ir kur, kodėl įvyko, kad visi žinotų ir pacientas būtų ir jo artimieji informuoti, bet vis tiek šitoj vietoj jau slaugytojas kaip specialistas, sakykime, dedamas ant kitos lentynėlės, tokios apsaugos galbūt. Gal galit plačiau papasakot, pasidalinti tuo įvykiu, apie kurį kalbat, kuris įvyko klinikoje ir kaip jis buvo suvaldytas, kokios priemonės buvo imtasi? Labai puikiai atsimenu, tai buvo 2022 metų rugsėjo 1 diena, tokia diena, kai vėlgi kažkokios tai aplinkybės, kažkas kažkur sujudė, kažkas dirba trumpiau, kažkas tai galbūt fokusuojasi į savo vaikus, į jų ugdymo proceso pradžią ir tą dieną mes turėjome studentų, slaugytojai teko ir studentus prižiūrėti ir naujai atėjusį slaugos specialistą, kuriam buvo pirma darbo diena toje vietoje. Na ir kadangi buvo ir pacientų srautas, kaip tyčia didelis operacinė tą dieną, sekė viena operacija po kitos, slaugytoja nespėjo susitvarkyti darbo vietos ir ant jos darbastalio buvo medikamentas, kuris einamai procedūrai neturėjo būti naudojamas. Tai buvo vietinis anestetikas, sutrauktas vietoj nuskausminamojo preparato ir suleistas į veną pacientui. Iš karto monitoriuje pasimatė pokyčiai, slaugytoja nedelsiant, suvokusi, kas atsitiko, informavo gydytoją. Ir žinoma, čia turbūt reikia lenkti galvą prieš tą slaugytoją, kuri suvokė ir jinai negalvojo apie tai, ar kas jai bus, ar jinai bus nubausta, jinai galvojo, kaip padėti, kaip suvaldyti situaciją ir gydytoja anesteziologai profesionaliai, suvaldžiusiai visą situaciją,
buvo nedelsiant atneštas medikamentas, antidotas, kuris naikina to suleisto medikamento poveikį. Toliau pacientas buvo perkeltas intensyviai stebėsenai intensyvios terapijos skyrių ir visiškai stabilizavusius būklei saugiai išleistas į namus. Ir kaip žinome, tas pacientas po kažkurio tai laiko grįžo į Kauno klinikas atlikti vėlgi operacijos, kuri buvo neatlikta. Tai irgi rodo turbūt ir pacientų ir artimųjų pasitikėjimą. Taip, tai labai svarbu yra veikti iš karto ir, kaip sakant, bendradarbiauti, pamačius, kad įvyko klaida, stengtis kaip įmanoma sumažinti tą įvykusią žalą, imtis veiksmų, tą klaidą ištaisyti. Kokie tolimesni buvo veiksmai, kokie tolimesni buvo žingsniai, kas buvo atliekama, čia turbūt reikėtų atskirti, kad buvo dirbama tiek su pacientu ir paciento artimaisiais, bet lygiai grečiai buvo teikiama pagalba ir tam slaugos specialistui, kuris, kaip sakant, kuriam tas įvykis įvyko, ar ne? Ne, su pacientu dirbo gydytojai, gydantys specialistai. Mes, kaip administracijos atstovai, dirbome su slaugytoju, su jo psichologinė būsena ir tikrai buvo siūloma įvairiapusiška pagalba. Aišku, nedelsiant ėjo ir nepageidavimo įvykio registracija. Sekantis žingsniai buvo mums visam padalinio, sakykime, kolektyvui žiūrėti ir dėliotis veiksmus, kad tokių dalykų daugiau neatsitiktų, ką mes galime padaryti. Pirmiausia, mokymai, prisiminti, kad dirbame tuo metu, kai dirbame ant savo darbo akiračio, laikome tik tuos medikamentus, kurie reikalingi tuo metu. Apskritai rekomenduojama dirbti su vienu medikamentu, bet tas sunku mūsų darbo aplinkoje, turbūt tą skyriuje yra, sakykime, stacionaro skyriuje paprasčiau įvykdyti, kad aš turiu vieną paskyrimą, pasiimu vieną medikamentą, nueinu pas pacientą, grįžtu sužymo, visus atlikus saugumo patikros žingsnius, o čia vienas medikamentas, kai seka po kito, tai tik tai tie, kurie skirti tam pacientui. Toliau mes keitėme ir medikamentą vietinį, anestetiką į saugesnį ir mokymus dabar darome kiekvieną mėnesį prisiminti tam atvejui, nes aš tai laikausi labai tvirtai tos nuomonės, kad apie tai, apie ką mes kalbame, mes fokusuojamės kažkuriam tai laikui. Vadinasi, po vėlgi kažkurio tai laiko turime prisiminti ir vėl kalbėti. Ir apie ką kalbam, tas tikrai mažesnė tikimybė, kad vėlgi pasikartos. Čia turbūt turime ir garsų į nepagaidavimą atvejį, su kalio chlorido skirimu susijusiai, kada jisai buvo ištransliuotas, aptartas, išanalizuotas, imtasi visų saugumo priemonių, atsirado žymėjimas papildomas, neturim ryškiai rėkiančią raudoną spalvą prieš imant šitą preparatą. Tikrai, daugiau tokių klaidų nėra įvykę, tokių pačių. Taip, yra labai svarbu skleisti žinią, kad visi žinotų, kad taip įvyko, neslėpti, nes nuslėpus yra rizika, kad tas dalykas pasikartos, o jeigu mes plačiai komunikuojam, visiems pasakojam ir dalinamės, tai tikimybė, kad galbūt kitas žmogus tokiam pačiam aplinkybėm ar panašiam susimastys antrą kartą arba pasitikšins dar kartą ir užkirs kelią tokiam įvykiui iš viso įvykti. Aš tada dar labai atsiprašau, reikia prisiminti, kad šiandien mes esame slaugytojai ar ne gydytojai ar kažkurie tai kiti sveikatos sistemos specialistai, o rytoj mes galime būti tie patys pacientai arba mūsų artimieji, mūsų vaikai, tėveliai ir panašiai. Tai jeigu mes užkirsime kelią, tai vadinasi ir mums patiems tiesiogiai ta žala nepasikartos. Taip. Aš dar norėjau paklausti apie tą patį atvejį. Sakėm, kad buvo dirbama su slaugytoju, jūs kaip klinikos atstovai ar nedirbot su to slaugytoju, kaip klinikų bendrai pozicija buvo laikomasi iš administracijos pusės ir galbūt iš tų pacientų pusės, kurie nukentėjo, galbūt pavyko išgirsti kažkokių atgarsių, kaip tos grandys reagavo į vykusią klaidą. Galiu pasakyti iš slaugytojų, mūsų padalinio slaugytojų, tai buvo toks labai didelis, sakykime, palaikymas, vėlgi ne kažkieno tai kaltinimas, ar kodėl tas vaistas padėtas ten, ar kodėl tiesiog labai didelis supratimas tam slaugytojui, kad jį reikia palaikyti, nes mes turbūt kiekvieną suprantam, kad įvykus kažkokiai klaidai, save nusibausti, pasišalinti apskritai iš tų pareigų turbūt yra labai paprasta ir labai lengva. Aš išeinu iš tos srities, daugiau nedirbu, nes aš padariau labai
labai, sakykime, nedovanotiną klaidą. Tai tas palaikymas iš visų pusių yra labai svarbus. Ir kas man užstrigo, kai aš sulaukiau skambučio iš administracijos atstovo su žinute, kad tai įvyko, tai man ir buvo pirmas toks ir paliepimas ir sakykime, nukreipimas, kad pasirūpinti šituo slaugytoju. Tai man tikrai yra, man pačiai labai svarbu, kad taip žiūrima į darbuotoją. Taip, reikia branginti ir stengtis išvengti tos, kaip sakant, antrinės žalos, kuri būtent ir tenka suklydusiam arba darbuotojui, kuriam būtent toks įvykis įvyko. Jūs minėjot, kad mes vieną dieną galim būti patys pacientai ir būti kita barikado pusė tikrai yra labai nelengva, bet kaip jūs matot, galbūt pacientai iš esmės galėtų įsitraukti tuos saugumo procesus. Mes šį mėnesį labai daug taip pat kalbam apie tai, kaip pacientai gali bendradarbiauti, kaip gali įsitraukti, kaip gali padėti medikams rūpintis jais pačiais ir jų saugumu. Kaip jūs matytumėt, kaip jie gali rūpintis medikamentų skirimo, ar jie gali padėti ir gali bendradarbiauti? Pirmiausia, tai tie pacientai, kurie gali teikti informaciją pagal savo klinikinę būseną, pagal savo situaciją, kurie gali teikti informaciją apie buvusius kažkokius ankstesnius alerginius atvejus, apie kažkokius tai gydymo ypatumus, kur kažkas tai vyko ne taip, kaip turėtų vykti. Jis turėtų informuoti visą personalą, su kuriuo tenka bendrauti. Pacientas turi domėtis ir savo gydymu. Ir kai ateina slaugytojas su kažkokiu tai medikamentu, bet kokia tai forma, ar tai yra tabletė, ar tai yra atliekama injekcija, jisai turi paklausti, kas jam leidžiama. Dažnai praktikoje tenka tokių atvejų, kad paklausi paciento po suleidimo, ar viskas gerai, taip viskas gerai. Tada ateini dar po kažkurio tai laiko ir sako, man ten kažkas tai buvo, ar ten kažkada po kažkokios tai raudonos tabletės kažkaip keistai jaučiausi. Reikėtų nedelsint. Pacientas turėtų įstraukti ir nedelsint, pajutęs kažkokius taip, sakykime, pojūčius, kas jam atrodo neįprasta. Jis yra gydymo įstaigoje, kuo skubiau informuoti arčiausiai esantį personalą, dažniausiai tai būna slaugytojas. Taip, tai visgi labai svarbu ir pacientų atsakomybė už pacientų gerovę ir pacientų saugą turbūt tenka ne vien tik tai slaugytojam ir gydytojam, bet iš dalies ir patiem pacientam ir jų artimiesiam, kurie taip pat turėtų aktyviai įsitraukti į tuos procesus ir žinoti, kas vyksta, kas su jais daroma ir kokie medikamentai skiriami. Tai čia galbūt būtų vienas iš tų kertinių žingsnių, kaip mes galim užtikrinti pacientų saugą. Ir man labai patiko, kad sakėt, kad aš tam tikrai pritariu, kad mes nekaltinam konkretaus darbuotojo, kai vyksta klaida ir stengiamės nekaltinti ir suprantam, kad tai yra sistemos klaida. Taigi mūsų visų tikslas yra sukurti tą sistemą, kurioje tiesiog būtų neįmanoma klaidai įvykti, kuri veiktų dėl paciento gerovės ir mes neturėtumėm galimybių suklysti. Kaip galvojat, kokie dar būdai galėtų padėti mums tą saugią sistemą sukurti, kurie neleistų klaidai įvykti ir kurie užtikrintų pacientų saugą? Remiantis pasaulinę praktiką, tai tų būdų tikrai yra. Vienas iš tokių tai yra standartizavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes savo darbo aplinkose, kokiuose bedirbtume padaliniuose, skyriuose ir kokiuose atokiuose darbo vietose, sakykime, tyrimų kabinetai irgi yra tos vietos, kur skiriama medikamentų įvairių. Tai viskas turėtų būti išdėstyta identiškai. Sakykime, tą, ką mes taikome anesteziologijos klinikoje, standartizuoti anestezijos vežimėliai. Tai reiškia, kad atsidarius medikamentų stalčių, visi medikamentai, visos grupės reikiamos yra visose darbo vietose išdėstytos vienodai. Sakykime, jeigu atropinas yra kairėje pusėje, arčiausiai širdies, tai visuose, kur mes benueisime, į kurią darbo vietą, ten ir bus atropinas padėtas. Tai čia yra labai svarbu ir taipogi ir vykstant ir personalo ar kažkokiai tai kaitai, atėjus naujiems darbuotojams, jie žino, kad tas standartas yra visur. Yra standartizuotas vaistų skirimas, kuriuo mes susidūrėme ypatingai kovidiniu laikotarpiu, kada teko eiti į darbo vietas, kurios nėra mūsų įprastos ir medikamentus skirti, administruoti tokius, kurių mes, sakykime, praktikoje esame tik tai girdėję, nes kiekvienas, daugiau mažiau nusistovėme darbo vietose ir jų tikrai nekeičiame kas metus.
Tai tas standartizuotas medikamentų skeidimas, kokį vaistą, su kokiu kiekiu fiziologinio tirpalo skiesti, kokiu būdu leisti, kokiu greičiu, tai vat šitas algoritmas tikrai labai pasitarnavo. Na vėlgi, ką mes jau naudojame ganėtinai seniai anesteziologijos klinikoje, pagal ISO standartą atliekame standartizuotą švirkštų žymėjimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekviena medikamentų grupė, sakykime, opioidai, naudojame anestezijai, žymime mėlyną spalvą. Mėlynos spalvos etikete sutraukus medikamentą iš karto yra klijuojama ant švirkšto, rašoma vaisto pavadinimas jau būna užrašytas, rašome vaisto dozę ir tame, kokia ta dozė yra, sakykime, 1 mililitre. Tai čia pagrindiniai dalykai, spalvoti lipdukai, standartizuotos darbo vietos ir standartizuotas laikymas. Vėlgi, ką aš norėčiau paminėti, kas yra Kauno klinikose ir tikrai labai didelis dėmesys tam skiriamas kiekvieną dieną. Pamainos lyderis sužiūri, kad visi medikamentai būtų jiems skirtose darbo vietose, nes dar viena tokia klaidus tikimybė yra ne tik, kad tvarkingai sudėti vaistai, bet galbūt žmogus, kuris dėjo tos vaistus, tuo metu buvo netidus ir jis, sakykime, į kokią nors, gliukozės tirpalo koncentruoto vietą padėjo nekoncentruotą gliukozę. Tai kiekvieną dieną slaugytojas savo darbo vietoje turi susižiūrėti, ar visi medikamentai yra jiems skirtose darbo vietose ir tą dokumentuoti savo parašu, kad patikrinta, pertikrinta. Turbūt dar turėtų būti laikomi ir skirtingose lentynose, ar ne? Galbūt ten koks nors kalio fluoridas, kuris yra gyvybei grėsmingas nuo kitų tirpalų, kurie yra mažiau gyvybei grėsmingi, ar ne? Ar tas vyksta pas mus? Taip vyksta ir ne tik tai, kad skirtingose lentynose, bet mes turime 3 žymėjimo spalvas. Tai yra žalioji spalva, tai yra mūsų rutininiai medikamentai, rutininiai tirpalai, kurie, jeigu juos ir sumaišius, jie turėtų labai labai minimalią žalą pacientui. Raudona spalva, tai yra žymimi visi koncentruoti tirpalai, kokie tai bebūtų, tokie, kurį imant turi pagalvoti, ar man tikrai jo reikia ir ar tai jisai tikrai šitas vaistinis preparatas yra paskirtas pacientui. Na ir trečioji spalva, geltona spalva, visi išoriniai tirpalai žymimi. Tas pats chlorheksidinas, kažkokie žaizdų plovimui ir panašiai. Tai 3 spalvos ir mes vadovaujamės ir sudėdami medikamentus, ir laikydami, ir imdami kiekvieną kartą pasižiūrime. Ir aišku, ko nepaminėjau ir kas visą laiką yra labai svarbu, tai yra vaistinio preparato skaitimas 3 kartus prieš jį atiduodant pacientui. Pirmiausia, mes imdami iš lentynos, tada imdami iš pakuotės ir tada traukdami. 3 žingsniai ir atrodytų galbūt, kad ir kaip, gal ar nerimtai ir juokingai, ką čia dabar tą vaistą 3 kartus skaityti, ar ne, kaip koks mokinukas ten 3 klasėje, bet tai yra, sakykime, labai reikšmingas saugumo toks, gal, kaip čia pasakyti, akcentas ir tą sako pasaulinė praktika, kad mes turime būti budrus, mes atsakingi už tai ir mes turime skaityti. O kaip su galiojimo terminu? Ar slaugytojas arba gydytojas turi kiekvieną kartą patikrinti tą galiojimo terminą, ar tiesiog yra vienas atsakingas kažkoks pamainos lyderis, kuris patikrina, kad visi medikamentai esantis stalčiuje ar spintelė ar kažkur, kad jie būtų galiojantis ir kad būtų neišėję iš galiojimo laiko? Tai yra 2 momentai. Tai vienas momentas, kada skyriuje pagal darbo vidaus tvarkos taisyklės atliekamas generalinis valymas ir yra peržiūrimi visų medikamentų galiojimai, nes jie yra iškeliami iš jų laikymo vietos, valoma dezinfekcinėmis priemonėmis, tie paviršiai. Ir kitas momentas, kai mes skirdami vaistą, tai reiškia, pasiėmiau vaistą iš lentynos, iš dėžutės, visada pasižiūriu galiojimo datą ir aišku, jeigu tai yra tirpalo formoje medikamentas, būtinai ar jis yra skaidrus, ar jis yra tokios spalvos, kokį mes žinome tą vaistą esant įprastomis sąlygomis naudojant. Tai reiškia, ir čia reikia 2 patikrinimo. Būtina. Ir dar tas patikrinimas, ką irgi sako pasaulinė praktika ir mes, kai turime sąlygas, irgi darome, dėja ne visada turime tas sąlygas, tai yra 4 akių patikra, reiškia, aš pasiėmiau vaistą, aš jį perskaičiau 1 kartą, 2 kartą įsitikinau, susitraukiau ir tada dar duodu savo kolegai. Jeigu turiu kolegą, pažiūrėk, ar tikrai tas vaistas paskirtas, arba tiesiog valeisiu tą ir tą.
gali pažiūrėti taip. Galbūt irgi skamba, ar ne, kaip čia daug kas klausys, sakys, ai čia mes neturime, mes po vieną dirbam dideli skyriai, bet tose vietose, kur įmanoma, tai tikrai labai rekomenduojama komunikuoti, būtent dėl vaistų, ne dėl kažkokių pašalinių, sakykime, situacijų, ką norėjau irgi paminėti, kas yra labai svarbu. Buvo atliktas tyrimas, kas slaugytojus dažniausiai atitraukia nuo medikamento skyrimo, ar ne? Medikamento skyrimo etape, kas jį labiausiai trukdo, tai aš tai galvodavau, kad galbūt trukdo gydytojai su kažkokiam papildomam užduotim arba ir pacientai kartais atėję kažko tai klausia, atėję vaistinėlę, mato, kad slaugytojas skiedžia, bet jam galbūt labai reikia kažko pasteirauti. Pasirodo, kad labiausiai slaugytojus atitraukia komandoje esantys slaugytojai, kolegos, nes kažką nori papasakoti galbūt apie savaitgalį, apie kažkokį renginį, apie kažkokį atvejį, susirinkimą. Na, tų pokalbių temų turbūt galima atrasti labai daug ir labai įvairių, bet reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu kolega traukia vaistus, ruošiasi eiti pas pacientą arba eina pas jį, tai reikėtų šitame etape, sakykim, netrukdyti, pagelbėti kažkokiam priemonėm, kažkur čiškia signalizacija, nueiti į palatą, ar telefonas skamba, jau atsiliepti tam kitam žmogui, o ne tas, kuris jau yra savo toj, sakykime, nuoseklioje grandinėje vaistų nešime pacientui. Pacientai dažnai irgi galbūt nesuprasdami arba turėdami daug klausimų, irgi turbūt blaško dėmesį slaugytojų, kurie ruošia vaistus arba kurie skiria vaistus. Tai čia galbūt dar vienas, kaip sakant, būdas jiems bendradarbiauti slaugytojų neblaškyti tam tikrais momentais, ar ne? Pacientai turi klausimų, visada jie turi. Sunku taip ir įvardinti ir pasakyti, kad jūs netrukdykite slaugytojo, nes tai yra užsiėmus, bet jeigu matom, kad tikrai kažką dirba, manipuliuoja švirkštais ar sakykime, vaistų dėžutės kažkokias tai tikrina, kažką daro, galbūt galima tiesiog paprašyti slaugytojos, kad jinai skirtų dėmesio pabaigusi savo veiksmą, aišku, jeigu tai nėra kažkoks bus neatidėliotinas atvejis. Tai jeigu mūsų tinklalaidė klausys pacientai, irgi gaus informacijos, kaip reikėtų elgtis ir kaip nereikėtų elgtis. Dar užsienyje esu mačius irgi tokius dalykus kaip slaugytojas, kuris ruošia medikamentus, apsirengia, tarkim, liemenę tam tikrą, kur būna parašyta tylos, aš užsiėmęs ir panašiai. Ar dar kažkokiais kitais ženklais yra identifikuojamas, kad manęs prašom netrukdyti, aš dabar užsiėmęs. Kauno klinikose mes turbūt tokių neturim dalykų. Neturim Kauno klinikose, to iš tikrųjų man Lietuvoje neteko matyti. Teko matyti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, bet vėlgi yra kita medalio pusė. Yra tikrai dideli krūviai, dideli darbų kiekiai ir mes, sakykime, turėti slaugytoją, kuri vien dirba su medikamentais, būtų labai saugu, atsakinga tik už paskirimą, ne už kažkokį pacientų transportavimą, ne už higieninius, sakykime, patvarkymus. Tai šitoj vietoj gaunasi taip, kad tas slaugytoja, kuris skiria medikamentą, jinai turbūt už 10 minučių jau kažkur bėga, lekia ir atlieka kitus veiksmus ir tą liemenę užsidėti, nusijimti, būtų pakankamai, sakykime, sudėtinga. Pamatytumėm, kad slaugytoja jau kažkur lekia, transportuoja pacientai. Su tą liemenę. Ir prašome manęs netrukdyti. Taip, tai turbūt nebūtų labai efektyvu, bet tiesiog žmonės ko tik nesugalvoja, kad tą pacientų saugą užtikrintų ir kad medikamentus teisingus ir teisingai paskirtų. Kur aš dar matau vieną iššūkį su medikamentai susijusi, tai mes vis dar naudojame rašytinius paskirimus. Ir apie gydytojų raštą čia legendos sklando tikrai, kad ne visada būna lengva įskaityti. Gal turit kokių idėjų, kaip šitą problemą išspręsti, tuos kartais sunkiai įskaitomus gydytojų paskirimus, kaip iššifruoti ir ką daryti su jais, kai tikrai sunku supras, kas ten paskirta ir kas ten parašyta? Oi, tikrai yra tekę šifruoti tokių paskirimų. Pirmas dalykas, ką reikėtų daryti ar ko nedaryti, tai niekada nebandyti nuspėti, kas ten parašyta. Na, sakykime, slaugytojui, jis neturėtų pats galvoti, ar čia taip pasitarus su kolega, kad reikėtų klausti to žmogaus, kuris rašė paskirimą, nes tik tai jisai gali geriausiai identifikuoti savo raštmenis. Ką mes praktikoje naudojam, sakykime, yra ortopedijos traumatologijos poanestezinė palata, kur gydytojo paskirimai dažniausiai yra, sakykime, panašus po tam tikrų intervencijų. Tai eina spausdinti gydytojo paskirimai, gydytojas tik tai rašo medikamento skirimo laiką.
sakykime, pakoreguoja, ar ne, priklausomai nuo to atskaitos taškas, kada tas pacientas atvažiavo į būtent į šitą intensyvaus stebėjimo palatą. Ir tas yra labai tada aišku. Kai vaistas yra spausdintai rašytas, tada tikrai nėra nei interpretacijai vietų ir labai suprantama. Čia turbūt dar viena standartizavimo forma, kad po tam tikros rūšies operacijų, kurių atliekama pakankamai nemažai, čia turbūt po klubo sąnario, ar ne, endoprotezavimo. Taip. Tai jų atliekama tikrai nemažai, standartizuota technika, standartinė operacija ir tas pooperacinis gydymas irgi yra standartizuotas. Tai visi žino, ką tokiem pacientam po šitos operacijos paskirti, ar kaip minėjot, tik tai valandas reikia įrašyti ir galbūt dozės pakoreguoti. Taip, na ir papildomi visi medikamentai, aišku, jį rašome ranka, čia jau šitoj vietoj nieko nepadarysime, bet tas, kas yra pagrindiniai, vaistiniai preparatai, infuzioterapija, nuskausminimas, antikoaguliacinis gydymas, tai tik tai tada skiriasi laikai skiriamo. Gal dar kokiais geraisiais pavyzdžiais galit pasidalinti ar iš savo praktikos, ar iš kolegų praktikos, galbūt kas klausys, kiti slaugytojai, galbūt jiems bus irgi naudinga ir tai pritaikys, ne tik slaugytojai, ir gydytojai pritaikys savo praktikoje. Na, turbūt reikėtų apibendrinti visą tai, kas pasakyta, ar ne? Tai tiek, kiek mes galime standartizavimo įsidėkti savo praktikoje, tai išdėstymo, skėdimo, kažkokių tai medikamentų, ypatingai naujai atsirandančių kažkokių tai vaistinių preparatų, ar ne, kad visi žinotų, tai kad viena komanda išsistudijavo, sakykime, kaip skėsti Octaplex, ar ne, mums prireikia, o kitiem galbūt reikės po labai ilgo laiko tarpo. Nebijoti kabinti algoritmo prieš akis ir per laiką pakabėjus tikrai personalas įsisavina, tiek kiek teko matyti kitose šalyse, labai daug algoritmų kabų. Pas mus dar, sakyčiau, mažai. Tai turbūt šitas dalykas, dar ką galbūt nepaminėjau, tai mes savo praktikoje turime daug medikamentų, kurie yra panašiomis pakuotėmis, reiškia, vieno gamintojo gaminama ir vaisto pavadinimas, sakykime, žalia spalva, dėžutės ar ne. Reiškia, spalvinis išdėstymas, pavadinimo šaknis gali būti panašiai, ar ne, tai atkreipti dėmesį į savo darbo aplinkoje turimus panašiai skambančius, panašiai atrodančius vaistus. Ir jeigu jie yra, sakykime, skirtingų grupių, tai dėti papildomą spalvinį žymėjimą ar apibraukti raudonų markerių, kad atsidarius vaisto laikymo vietą iš karto matytum ir ta rizika suklysti, supainioti panašiai atrodančius vaistus išnyktų. Kaip tai ištransliuoti vaistus gaminančioms kompanijoms ir kodėl jie visgi dar palieka tokią nišą, atsakymo neturiu šią minutę. Čia galimybė tobulėjimui tolesniam, kad tie vaistai tikrai būtų skirtingi vaistai, kad atrodytų skirtingai arba turėtų skirtingas pakuotės, skirtingas ampulės, galbūt skirtingą atidarimą tos ampulės, kas irgi galėtų padėti. Ir turbūt labai neišvengsime komunikacijos, ar ne, tiek slaugytojų vienų su kitais, tiek slaugytojų su gydytojais ir pacientų komunikacijos su profesionalais, ar ne. Tai čia vienas iš tų kertinių ir visiems tinkančių atsakymų į klausimus, ką galime padaryti dar geriau. Taip, tikrai žinom, kad didžioji dalis įvairiausių konfliktų, incidentų ar ne įvyksta dėl komunikavimo nebuvimo tinkamo, tai kaip padaryti, kad visi savo intensyviuose darbuose būtų ramus ir galėtų klausti ir gauti atsakymą, tai turbūt čia jau nuo kiekvieno iš mūsų specialisto priklauso ir asmeninių savybių, ir gebėjimo toje darbo vietoje išlaikyti stresinės situacijose savo šaltą protą. Tai yra labai labai svarbu. Nes jeigu aš stresuoju, tai turbūt ir mano kolega stresuos, nes kažkoks jau nepasitikėjimas atsiranda ir tas ratas užsisuka. Taip, ydingas ratas. Na ir kaip minėjau, šį rugsėjį Kauno klinikose minime pacientų saugos mėnesį, paskelbėm tokią kaip ir iniciatyvą, kad atkreipėm dar daugiau dėmesio į su pacientų sauga susijusius iššūkius. Na ir kaip manote, ko reikia, kad visi gydymo įstaigose būtumėm saugesni, tiek medikai, tiek pacientai, tiek jų šeimos nariai, artimieji? Gal galite ką nors palinkėti, kągi mums reikėtų daryti ir ko mes galim tikėtis, kad būtumėm visi saugesni? Tai pirmiausia, linkėčiau visiems slaugytojams atidumo, neprarasti atidrumo
sąmoningumo kiekvienoje situacijoje, dėmesio koncentravimo, vaisto preparato skaitimo 3 kartus, pasitikrinimo 5 laipteliai, yra tokie 5 laipteliai, ne, dar turbūt buvo nepaminėta, bet kas yra labai svarbu, ar tikrai įsitikiname, ar būtent tą vaistinį preparatą paskyrė gydytojas, ar būtent tokį metodą, suleidimo būdą, kurį dabar aš ruošiuosi, ar ne, sakykime, leisti vaistą į veną, identifikuoti pacientą 2 būdais, neprašant paciento, kad jisai patvirtintų pavardę, kurią aš pasakiau, bet kad jisai, jeigu gali pasakyti, pasakytų savo pavardę, identifikuojant identifikacinę apyrankę paciento ir žinoma skirimo laikas. Ar teisingas yra skirimo laikas. Tai visus šitos dalykus mes turime atidžiai pasitikrinti. Ką palinkėti visam kitam personalui, tai linkėčiau ir gydomajam personalui, ir visiems specialistams, kurie yra su mumis ir aplink mus, kuo mažiau trukdyti slaugytoją, jeigu jisai skiedžia, ruošiasi, arba yra, kad ir pas pacientą, dar su pacientu komunikuoja, jeigu tik įmanoma, neužkrauti užduotimis, kol nepabaigti šitie veiksmai. Na, o ką palinkėčiau Kauno klinikoms, tai vystyti pacientų saugumo kultūrą, ir tas projektas, kuris buvo pacientų saugumo, man atrodo, labai pasiteisino, matome tikrai priemonės įdiegtas ir veikiančias, ir galbūt pagalvoti kažką apie naujus dalykus. Tai saugumo visiems. Ačiū labai už pokalbį.